labiausiai man kas patiko, kad mes apjungėme kelias inžinerijos kryptis. Statybą, transportą, elektrą, elektroniką. Kuo tas buvo apjungimas, kad ILKA projekte laboratorijų inovacijų kūrimas leido mums pagalvoti apie tai, kaip galima būtų modernizuoti pastatus, juos pritaikant labiau, sakykime, kad jie atlieptų tą CO2 emisijos mažinimui, kad jie būtų labiau ekologiškesni. Taip pat tų pastatų panaudojimas kaip tokia gyvenvietė leistų panaudoti ir transporto, energetinius resursus tiek pastatų, tiek susisiekimui. Na ir žinoma bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, tai leido surasti naujų sprendimų, taip pat įtraukiant atskirus dalykus į studijų programas bei didinant dėstytojų kompetencijas, suteikiant jiem tam tikrų žinių, mikrokredencialų pagalbą. Tas sujungimas įvairių, sakykime, rūšių ar krypčių studijų programų iki tol mūsų buvo, galbūt, sakykime, ne taip akcentuotas, kadangi, statybų sektoriuje arba statybos inžinerijos studijų programos analizavo atskirų medžiagų tam tikras savybės, transporto inžinerijos tyrimai buvo paremti biokuro, dualių degalų panaudojimu, turime programą ir atsinaujinančios energijos inžinerijos. Ir tai leido viską apjungti į vieną, vieną visumą bendrą. Nekalbant jau apie tai, kad kiekvienoje studijų programoje ir taip pat ir dėstytojų kompetencijų būtent tobulinimas šitoj ekologijos ir inovacijų taikymo srityje.